Sveiki, mėlyjei, su jumis Šviesos mokykla, su jumis Sandra, su jumis kanalas Šviesai, Tiesai, Meiliai, Tikrumui ir su jumis, mėlyjei, tema apie ego. Šiandien kalbėsime. Ego tai ne priešas. Ego tai iliuzija, iš kurios tu turi išeiti. Na, va tokia bus, mėlyjei, tema. Čia tiks, kurie eina savęs pažinimo kelią, kurie nori eiti į tą dvasinį kelią, pažinti save. Kalbėsime apie tą ego. Visiems, mėlyjei, dėkoju už patiktukus, už komentarus. Dėkoju, kad esate. Siunčiu daug šviesos ir meilės. Ir sveikinu visas Janinas, Raseles, Jonas su nuostabia vardo diena. Visiems svajonių išsipildymo. Būkite džiaugsme, žydėkite, spindėkite, skleiskite šviesą. Na, o ego tai tikrai yra ne priešas, tai tik iliuzija, iš kurios tu turi išeiti. Ego maitinasi kančiomis, maitinasi iliuzijomis, nutolimu. Ego ne priešas mūsų, tai tikrai iliuzija. Ego pastatytas iš mūsų baimių, iš skausmų, iš sakymų. Oi, aš prieš juos. Oi, man to nereikia. Man ten nereikia to dvasingumo. Oi, man ten, o ką man? Man to ir to nereikia. Ego bijo būti atpažintas, nes jo pabaiga, jo galas yra, mėlyjei, tiesoje, tikrume, tikrame, nuoširdume. Tikrasis aš tai ramybė, tyla, tai amžina, mėlyjei. Ir kelias ne kovoje, o pažinime, paleidimuose. Mintys tau nepriklauso, mintys ateina ir tu gali nustoti tikėti jomis. Ego laikosi už kančios, o raktai, kaip tai pamatyti, atleidimas, stebėjimas, liūdesys, atpalaidavimas. Šitie raktai ir tu gali pamatyti juose ego, atrakinti. Ir čia tikrai padės pamatyti tą iliuziją. Tikruma, tiesa priklauso, mėlyjei, ne nuo intelekto. Tiesa, tikruma ateina per vidinį pažinimą. Vidumi gali pažinti ir neįrodinėk savo tiesos, o tiesiog ją pažink. Ir tiesiog pasilik toje tiesoje. Tu neveiksmas. Tu senas programas išdirbi. Kai nustosi tikėti iliuzijomis, absoliučiai viską pamatysi, visą tiesą pamatysi, viską pajausi. Tu nesi blogas. Tu tiesiog susivienijai su tuo tokiu triukšmu. Tu netriukšmas. Ego nemiršta, mėlyjei, kovoje. Jis išnyksta, kai pažįsti tą tikrumą, tiesą savyje. Ir stipriausias, mėlyjei, aktas sielos stebėti ir tiesiog būti dabarties momente, čia ir dabar. Nes aš kaip pastebėjau, visos kančios prasideda nuo aš. Išsilaisvinimas vyksta nuo žodžio esu, aš va čia esu. Ramybė tai ne tai, ką tu gauni, o tai, ką tu žinai, kad jau esi. Tu ir esi ta šviesa, kurios ieškai, nustok ją savyje gesinti. Tu neveiksmas, tu ne mintis, tu jau esi, vat tas, mėlyjei. Tai va dabar, kai tu esi, tavo kelias dabar ne praeityje, ne ateityje, o va dabar, tai tu kaip tai gali pajausti, kad tu esi ir kad būti tame tikrume savyje. Tu esi galva krūta, rankos krūta, ne garsą skleidi, mintys tavo teka, kūną jauti. Ir visa tai vyksta ir reiškiasi būti savimi, vienyje su Dievu. Tau duota, kaip pajudinti, kaip ką sakyti, kam ką sakyti, su kokia intonacija sakyti. Stebėk viską, kaip tai vyksta dabar. Būk vienyje su savimi. Tai ir reiškia būti su savimi, savyje. Tai va, vienis tavo būti su savimi, su tuo, kad tu esi čia ir dabar. Tu gali būti šiandien sportininkas, ane? Bet po 10 metų tu gali būti menininkas. Taip kad neužsiciklink. Vat tu ir esi. Tu ir esi tu, va, galva krūta, rankos krūta, garsas skleidi, mintys teka, kūną tu jauti. Tu viskas vyksta, tai reiškia, jos būni, tu savyje, savimi, su Dievu. Tau duota
kaip pajudinti, kaip ką sakyti, kur sakyti, su kokia intonacija. Tai vat, mėlėjai, tokia bus tema. Gal kam to reikia, gal kažkas atras tiesą ir pradės keistis gyvenimas tiesiog gal nuo šio video, mėlėjai, nes ego tai tikrai ne priešas. Ego tiesiog iliuzija. Pasižiūrėkime, kam tiktų šis kortų skaitymas, kam tai būtų įdomu ir aktualu, kas atėjo manęs pasižiūrėti, va tokios įdomios temos. Man pačiai įdomu, nes aš tokią temą pirmą kartą atliksiu, aš dar nesu atlikusi kortomis. Pasižiūrėkime. Jūs, kas atėjote manęs pasižiūrėti, čia būsite jūs. Kas čia vyksta jūsų gyvenime? Nu, vat, žmogus ir eina į tą tiesą, į tą tikrumą. Jūs prieisite prie savosios tos tikrumos, tos tiesos, mėlėjai. O sako, žmogus ir atras teisingumą per nuoširdumą. Žmogus prieis sprendimo. Tiesiog pasvers tiesiog viską ir priims teisingą sprendimą. Čia kažkas, mėlėjai, ant kažkokio apsisprendimo, ant teisingo sprendimo esate priėmimo sprendimo slenksčio. Ką sako, pasėjai, tą ir pjauni dabar, kur ėjai, su kokiamis mintimis ėjai, ką kūrei, tą ir gavai. Toks ir bus tavo rezultatas, tą ir nuspręsi. Va čia galutinė ši korta. Na ir pasižiūrėkime, kodėl čia taip kortos man pasakė, sako, kas čia vyksta pas jūs gyvenime, mėlėjai. Santykiai, mėlėjai, kalbėsime apie santykius, kurie yra nepabaigti, kalbėsime apie darbus, kurie yra nepabaigti, kalbėsime apie studijas, kurios yra nepabaigtos, mėlėjai, čia kažkokia tai pas jūs gyvenime yra nepabaigta simfonija. Ką tai reiškia nepabaigta simfonija? Sako, tu nepabaigiai kažkokios istorijos, neužbaigiai darbų, reikalų, neužbaigiai kažkokios situacijos, mokslus metei, verslas neužbaigtas pradėtas, kažkas neužbaigta daryti iki galo. Ir sako, tu šiandien sustabdytas, negali judėti toliau, jeigu, sako, darbus paliksi neatliktus iki galo. Nu, sako, vis tiek kažkada reikės užbaigti, privesti viską iki galo. Korta sako, tu netlikai svarbaus darbo, ar tiesiog nepaskambinai kažkam, o gal, sako, tu nenuėjai į susitikimą svarbu, gal nedalyvauji kažkokiame svarbame pokalbyje, santykių neįsiaiškinai, pasakei partneriai A, o nepasakei B, kažką svarbaus tu praleidai. Korta sako, prieš imdamasis veiksmų ar santykių, pirmai išsiaiškink su dabartimi, su dabartiniais savo santykiais. Davesk darbus iki galo. Neturėk dviejų kažkokių partnerių arba kažko. Tiesiog, mėlėjais, jeigu tu nori eiti kitus santykius, tu turi vienus davesti santykius iki galo. Čia man va, tai tokia eina informacija. Nes pas tave šiandien, kas mane žiūri, vyksta didelė griūtis. Pasižiūrėkite. Sako, žmogus ant netikėtų permainų slenksčio. Čia buvo tyla prieš audrą pas kažką. Planų pakeitimas, staigus planų griovimas, kažkokie staigus pokyčiai lemiantys planų kaitą. Nežinia, kaip sako, viskas pasisuks pas mane. Korta sako, lūkesčių ir realybės neatitikimas, realybė net gali šokiruoti. Korta kalba apie santykiuose kilusi konfliktą. Reiškiasi, kad kažkas išėjo iš jūsų kontrolės, kažko tu nesukontroliavai. Ir likimas, va čia toks, sako, tavo likimas, krenta, mėlėjai, likimo korta. Žmogus, korta sako, apie likimą kalba. Likimas, apie karmą, priimk sprendimą tokiu, koks jis tiesiog tau iš vidaus jaučiasi, kad reikia priimti ir sako, tu net turi priimti likimą toks, koks jis yra. Ne visada, korta sako, gali įtakoti savąjį likimą, kitą kartą neįmanoma būna sukontroliuoti, nepasiduoda likimas tavo kontroliai. Būna, kad jau nieko nepakeisi, sprendimas jau padarytas, karma prasidėjusi, mėlėjai, veikti ir tu pats sukūrei karminę situaciją tokią, kad jau nepakeisi. Ką pasėjai, tą ir pjauni šiandien, ką pasėsi, kokiomis mintimis ėjai, tą ir gauni. Bet, mėlėjai, toks likimas reiškiasi žmogus
taip gyvena. Tai vat, mėlyjei, kas atpažįstate, kad kažkokius tai ar santykius turite, ar darbus, ar mokslus nepabaigėte, ar kažkas kažko nepasakėte ir keliauti norite iki savojo tikslo, pailsėti lieps, mėlyjei. Pabūti su savimi, kažkas gal važiuos prie jūros, taip ir sako ši korta, prie jūros, tu judi link tikslo. Nepanikuok, tu savo gyvenimo kūrėjas, tu pats gali kontroliuoti save, savo gyvenimą. Gali žmogus tiesiog galėjai plaukti pasroviui santykiams, duok augti, neforsuok nieko. Lai santykiai vystosi, nekaltink likimo ir viskas bus gerai. Pailsėk. Kas čia dar pa žmogų vyksta? Nu, opiausia, vat ta pas jūs tema santykiai, mėlyjei. Taip, jūs, vat ką susakiau, einate į tą teisingumą. Čia reiks daryti sprendimą. Ar pas jūs yra dvi situacijos, ar dvi moterys, ar dviejai darbai, ar tiesiog turit pasirinkti, eit lauk iš tamsos ar iš šviesos, ar apjungti. Čia kažkoks, mėlyjei, sprendimas reiks daryti. Kas čia dar vyksta pa žmogų? Nu, jis eis iki tikslo, žmogus nepasiduos, žmogus daves reikalą iki galo. Ir pas jūs viskas vyks, eisite iki savojo tikslo. Pas jūs ateina sėkmė, sėkmingas. Tiesiog santykiuose čia pas kažką tai atėjo spontaniškai žmogus. Netikėtas žmogus gali būti, įsiveržė. Gal žmogus gyveno šeimoje ir va, atėjo žmogus, įsiveržė, sėkmė ateina. Ir už tai čia kažkokį sprendimą reiks daryti. Gerai, mėlyjei, čia taip, vat, nu taip, žiūrėkit. Tai žmogus šiandien bus subundančią sąmonę, jisai nori tos taikos. Taika, mėlyjei, korta krenta taikos, o ką tai sako? Laisvė nuo prisirišimų. Tu jau išeini iš prisirišimų, korta sako, priimi save, koks esi, vidinis dvasinis vyksta pas tave augimas, dėl to tu negali būti kažkokioj senoj situacijoje ar kažkokiuose tuose santykiuose, kur tau netinka. Savęs priėmimo korta, mėlyjei, proto ramybė ateina ir jauti tu pats, kad pas tave rimsta kažkas keičiasi viduje. Į harmoniją eina žmogus. Santykiuose žmonės kaip sielos dvyniai kažkas čia turite, mėlyjei, santykius sielos dvynių eina, sako, koja kojai kartu, gali net eiti koja kojai kartu. Čia panašiai kaip pasaulio korta, mėlyjei, tai ką vienas ciklas pas tave užsibaigė gyvenime. Tai vat, mėlyjei, čia tiks tiems, kas ant pasirinkimo slenksčio, apsisprendimo slenksčio, kažkokios dviejos situacijos, negali eiti žmogus į vienus santykius, nepabaigęs kitų santykių, negali atlikti darbų, neužbaigęs vienų darbų, negali pradėti studijų, nepabaigęs vienų. Žodžiu, čia, mėlyjei, vat kažkas tai vyksta pa žmogų, likimas, kokį pats susikūrė, kažkokia vat karminė situacija. Kas dar pas tave vyksta? Nu, sako, vis tiek čia ar taip tu vedamas į sėkmę, tu esi sėkmingas. Ir tu padarysi sprendimą teisingą. Sako, tu padarysi sprendimą teisingą, kad visiems būtų laimė, visi būtų laimingi, nes pas tave ateina sėkmė. Sėkmė meilėje, sėkmė visur, laimė, atvirumas. Tavo svajonės materializuosis, visos svajonės, ką tu sukūrei savyje, pildysis. Žmogus, kuris optimistas, su džiaugsmu žingsniuoja per gyvenimą, tikrai gaus tą rezultatą. Jeigu tau sekasi, tu mokėsi ir dalintis su kitais. Kas nemokate, galit jau pradėti šiandien dalintis. Pagal šią kortą, pa žmogų viskas gerai, viskas bus gerai. Verslo korta, netgi kaip ir versle pasisekimas, mėlyjei. Tikrai pagerės finansinė situacija, tu padarysi teisingą sprendimą, tu pasižiūrėk, koks tu esi stiprus, vidumi stiprus, tu davesi reikalą iki galo, čia žmogus daves iki galo, sako, aš nepasiduosiu, aš niekada nepasiduodu. Gerai, mėlyjei, pasižiūrėkime dar, kam tiktų šis korta. Taip, sako, šiandien pas mane vyksta gyjimo procesas. Santykiai gydantys, aš išsivalau, mano moteris romantiška, saldi, pas mane vyksta prašviesėjimas, nubudimas. Vat, mėlyjei, kas darosi, žmogus gyja vidumi. Prašviesėjimas, gyjimas, pasitikėjimas savimi, santykiai gydo.
kažkuriuos turite sielos dvynių santykiai, jūs išgydys, galite būti laimingi santykiuose, gera, jauku. Romantika laukia. Korta sako, tu atviras ir priimsi galimybės, kurių tu nusipelnei savo gyvenime. Šiandien momentas pas tave vyksta išsivalymas gyvenime, grynumas, švarumas. Pienas tai ir yra išsivalymas, o medus tai pas tave yra moteris, romantiška. Žmogus traukia, saldus. Čia yra mėlėjai, gyjimas, vaivorykštė. Jūs veda į laimę, mėlėjai. Pasižiūrėkime dar, kas atėjote manęs pasižiūrėti, kam tiktų šita ego tema. Ego tai ne priešas. Ego ne priešas, mėlėjai, tai iliuzija, iš kurios tu išeisi ir čia vedamas lauk žmogus. Gerai, mėlėjai. Čia žmogus gaudysis apie šią temą. Pasižiūrėkime dar, kas čia vyksta jūsų gyvenime. Nu taip, žmogus jau kitame etape, jis ilgai laukia, kad pereis į kitą etapą po liūdnumo. Čia kažkam nėra linksma, liūdna, gėda. Ir eina į naują pradžią. Gal gėda, kad reikia palikti dvi lazdos kažkokią, tai vieną gal moterį ar vieną vyrą dėl kažko, mėlėjai, gėda. Eisite į naują pradžią, visiškai atsinaujinimas jūsų laukia, mėlėjai. Ėjimas į kitą etapą su mylima moterimi, su taurių karalienė. Taip. Čia mokinaisi tu kažko, jau tu netoks kaip anksčiau, čia kažko žmogus mokėsi, santykiai buvo pastrigę. Meilė čia, mėlėjai, yra, tu eisi į meilę. Čia, mėlėjai, pa žmogų yra mylimas žmogus. Pasižiūrėkit. Širdis šaukia eiti į meilę. Čia jisai kažko mokėsi, žmogus. Santykiuose buvo pastrigimas. Štai, mėlėjai, jūs turite meilę, jūs žmogus su mylinčia širdimi, tik tai šiandien pas jūs yra stagnacija. Stagnacija, sustojimas. Su ugninga moterimi, liūto avino arba šaulio ženklo, su taurių karalienė, tai būtų vėžiukės, skorpionės arba žuvytės. Taip, čia susitikimus turite su moterimi. Čia vyksta susitikimai trumpi. Pas kažką tai bus moteris, kad vyrukas nedaro stipraus, jums pasiūlymo, nesiūlo tuoktis, nesiūlo gyventi kartu, tiesiog susitikimai tokie yra. Toks pažas taurių krenta. Net ir šanso nematot, kad kažkada tai pasipirš, kad kažkada tai jums pasiūlys ugningas vyras, liūto avino arba šaulio ženklo vyrukas. Jūs jau kažkas čia ir vilties nematot. Imperatorė. Štai, mėlėjai, jūs netitinkate. Kažkas čia su vyruku, jūs imperatorių, o vyrukas tik tai pažas taurių, arba jaunesnis, arba traumuotas vyrukas, nori lengvų santykių, o jūs norite rimtų santykių, norite oficialių santykių ir vyksta liūdnumas. Va, išnaudoja, sako, galbūt mane kažkas, va tokia kaip išnaudojama moteris jaučiasi skurdo programai. Taip. Kam dar tiktų ši tema, mėlėjai? Nu, sako, šešiakė taurių, išeisite iš praeities. Jo, išeisite iš ego, štai jūsų tema, ego tai ne priešas, tai išėjimas iš ego. Taip. Su riteriu taurių, kuris yra tikrai su narciziškais bruožais. Su riteriu kardų, kuris paliks praeitį, mėlėjai, ir eisite į pergalę. Taip, kad čia transformacija vyksta vidinė į laimę, į sėkmę. Turite santykius per atstumą ir vis tiek ateina teisingumas. Pas kažką tai čia užsibaigė pati sunkiausia gyvenime situacija, pats sunkiausias kelias ir čia karma. Pas vienus buvo žmogus, kaip ir karminis, čia teisingumas vis tiek ateina į jūsų gyvenimą. Temidė krenta, mėlėjai, čia pas vienus tai skyrybiniai kažkokie procesai, pas kitus teisminiai procesai, ateinate į teisingumą. Ja, jums bus duotas šansas į savo norų išpildymą, į ėjimą, norų įgyvendinimą, į meilę šansas, taip, būti laiminga. Taip, kad, mėlėjai, štai kas čia vyksta pas jūs, jeigu atpažinote save iš pradžios, jūs išeinate iš ego, iš to goldo, iš to velnio.
Tikrai, čia tiks tema jums šita, nes jūs jau atsisveikinat, ar taip? Taip, taip, sako Sandra, išeina iš kaukių, iš pagudravimų, iš to netikrumo, iš tos tokio pagudravimų. Čia tokia programa buvo, ar čia pas jūsų vyruką, ar pas jūs kažkas, mėlyjei. Taip, moteris iš to išeina žemės ženklo. Jaučiai, mergelės, ožiaragiai. Tai va, mėlyjei, su vyru irgi žemės ženklo. Einate iki, iš to reiškiasi pažo taurių vyrukas pavirs prisijimančių atsakomybę už santykius. Čia kažkas link to irgi eina. Taip, pas jūs transformacija. Čia kažkas turite 2 moteris, 2 darbus, 2 situacijas, tamsa šviesa ir nežinote ką rinktis, kažkokia dviprasmiška pas kažką situacija yra. Tai vat, mėlyje, jeigu tiko pradžia, tiks viskas. Ir dabar kalbėsime apie ego. O apie ego kalbėsime su nuostabia kalade. Šamanas papasakos mums mistinis šamanas. Ši nuostabi kaladė. Ir čia daug tiesos bus, mėlyje. Gyvos kortos, jos pasakys visą tiesą. Na ir žiūrėkime. O kaip, čia jau nori bėga net iš rankų. Ego tai ne priešas. Ego tai iliuzija, iš kurios čia jau išeina žmogus. Jis jau primaitino ego kančiomis, iliuzijomis, buvo ir nutolęs, atsiskyręs ir suprato, kad čia ego ne priešas, o tik iliuzija. Ir pamatė žmogus, kad jau nyksta baimės, skausmas išeina, jau jisai atsisako to sakymo, aš prieš jūs, aš nesu jumis, aš nenoriu, ten man neįdomu, man ne jūsų tas dvasinis kelias, ten aš nenoriu, va iš šito išeina. O anksčiau tai buvo baisu atpažinti, nes pabaiga tikrai ateina galas, nes žmogus labai mane žiūrės teisingas ir su tikrumu gyvenime, eina į tikrą savo tą gyvenimą į save. O tai va, tai ego tu pabaigą padarysi ego tada, kada eisi į tiesą, tikrumą ir visišką nuoširdumą. Tai va. Na ir žiūrėkime, ką pasakytų mistinio šamano kortos apie tą ego, kad tai tikrai ne priešas. Pasižiūrėsim pirmą kartą ir aš atlieku tokį kortų skaitimą. Va, kaip įdomiai, varna. Nu, įdomiai, mėlyjei, 13 vat korta. Kasgi čia reiškia ši varna? Na, kas domitės kortom, tai žinote, kad yra tiesos dėsnio sergėtoja. Tai vat, mėlyjei, ką aš viską ir sakiau. Ta ir korta sako, varna yra tiesos dėsnio sergėtoja. Ir ego, net ir korta pasako, ateina ego galas, pabaiga, kada tu eisi tiesoje, tikrume, nuoširdume, būsi tiesoje. Varno korta moka mus elgtis pagal tai, ką sakome. Tai vat, mėlyjei, į tą tikrumą eisite. Susišauks vidus su širdimi, veiksmai ir žodžiai ir vat jūs išeisite iš ego. Štai, ką galvoji, ką sakai, elgesys turi sutapti. Varna reikalauja, kad kalbėtumėt tiesą. Kai sakome tiesą, praktikuojame tiesą, galiausiai tampame mes tą tiesą. Štai, mėlyjei, ego tai ne priešas, jo pabaiga ateina tiesoje. Kalbėkite tiesą, kurkite tiesą, o ne jos ieškokite. Kiekviena situacija, kurioje atsidursite, atneš tiesą. Ištaisyk savo gyvenime netiesą, be teismo, tegul tiesa išlaisvina. Ir štai, mėlyjei, ir ego nyksta. Būk ištikimas savo sielos keliui, būk ištikimas savam pasauliui. Varna, jeigu pasirodė, mėlyjei, tai tu įtikinai save, kad tai, ką darai, yra teisinga ir pagrįsta. Ir sako, visą tiesą rasi tik savo viduje, širdyje. Būk budrus, kad neįtikintume patys savęs tuo, kas mums nėra giliai tiesa arba nėra aukščiausia tiesa.
Nesugundyk savęs iliuzijomis. Štai, mėlėjai, kaip teisingai pasakė šamano korta, pačią pirmą ištraukėme, kad ego tai yra ne priešas, o iliuzija ir tik tiesoje, tikrume, nuoširdume jisai gauna pabaigą, ateina pabaiga. Ego tai ne priešas, pasižiūrėkime, tai iliuzija, ar taip? Nu taip, čia netgi protėviai padeda, tada jau žmonėms, kada tu jau tą tikrumą jauti, tu jauti aukštesnesias tas jėgas, Amerikos lygumų indėnų vaiduoklių šokis sujungia gyvųjų dvasias su protėvių dvasiomis, kad atneštų pasaulį taiką. Čia ir parodyta, mėlyje kortoje, kai protėviai yra pagerbiami, jie atneša mums harmoniją, priimi protėvius, pamokas tiesiog, jų dovanas, uždegi protėviams žvakelę, leidi jų išminčiai tave užlieti ir šiame gyvenimo etape tu nekartosi gyvenimiškų jų istorijų. Ir sako, jums siūloma įeiti į gausą, priimti dovanas ir va tu priimsi. Tu buvai kažkada užburtame nostalgijos rate, tu gedėjai prabėgusios jaunystės ir praleistų galimybių. Bet šiandien laikas pagerbti protėvius maldomis, šalavijų smilkalais, prasmilkinti namus. Štai, mėlieji, tu išeini, reiškiasi vienyje su protėviais, tu supranti, kad tu jų istorijų nekartosi, šaunuoliai. Jo, ir čia yra dovanos, tu apdovanotas. Tada, kada tu išeini, reiškiasi iš ego, priimi tą tokią tylą, ramybę, tą amžinybę. Nekovoji, o tiesiog paleidi, pažįsti, ane? Ir tu žinai, kad tu mintys, ne tu, mintys tau nepriklauso, mintys ateina ir tu gali nustoti tikėti jomis. Ir kada tu atleisi, stebėsi, gal kažkoks ir liūdesys apims, atsipalaidavimas, tu paleisi, va, čia dovana tokia, tu esi dovana visatai, dovanų priėmimas, duodantis, dovanų dalyjimas. Gyvenimas be prisirišimų ir be lūkesčių, štai, mėlėjai, pas jūs kas nyksta. Tu išeini iš visų lūkesčių, iš prisirišimų, iš to velnio, iš to ego. Ir sako, tu dovanosi žmonėms šypseną, tu toks žmogus, tu padrasinantį žestą duosi, linktelėjimą, dovanosi švelnų prisilietimą ir malonų žodį. Tu dovanosi savoje tikrąją meilę, nuoširdžius jausmus, meilę brangiausią, savo briliantą. Tu sudarysi 10 žmonių sąrašą, surašysi dalykų, už ką jiems nori padėkoti ir eisi į savo vidų susilieti su dėkingumo jausmu. Dėkosi. Tu viską pamatysi savyje, pamatysi, pajausi. Tu niekada nebuvai blogas. Tu tiesiog tik tai buvai susivienyje su tuo triukšmu. Tau reikėjo stebėti, atleisti, atsitraukti. Juk tu netriukšmas, ego nemiršta kovoje. Jis išnyksta, kai pažįsti tikrumą ir tiesą, save. Stipriausias sielos aktas – stebėti ir būti, nes visos kančios prasideda nuo aš. O išsilaisvinimas nuo žodžio esu. Tu sudaręs tą sąrašą žmonių, tu pamatysi, kad esi, kiek pas tave dėkingumo. Dėkok sau. Nes kai dėkosite, atvers dar labiau jūsų širdį ir pradėsite suvokti, kiek daug gyvenimas jums davė. Labai daug. Jūs taip, sako, išgydysite save, savo stokos jausmus ir atsiversite save susupančią tą gausą. Atversi save į tą gausą. Jei duosite daugiau negu reikia, leisite atsikasti savęs daugiau negu reikia, tu nusivilsi kolegomis, partneriu, jausiesi, kad tau kitas skolingas, apims apmaudas, kad pasaulis tau skolingas. Korta sako, visur tu turi laikytis balanso, harmonijos, visur turi būti balansas ir ribos. Taip, kad sako, dar save stebėk, kodėl tu tai davei daugiau negu reikia, gal tu buvai pastrigęs kažkokioj programoje, ne iš gryno dosnumo, gal tu tikėjai taip išsigydyti savo žaizdas, kurių prisirinkai per savąjį gyvenimą. Pirmiausia, sako, mylėk save, duok rūpesčio savo, mylėk save. Kai patirsi gausą savyje, galėsi iš tikrųjų duoti ir kitiems. Štai, mėlėjai, kaip nyksta ego, kuris yra ne priešas, o iliuzija. Va taip, va.
Tai va, tu nesi veiksmas, tu nesi mintys, tu va tas tiesiog tu esi, tu turi tas jausme būti. Aha. Tu išdirbi. Veiksmas, tai tu pradirbi senas programas. Tai va, kai tu nustosi tikėti iliuzijomis, viską pamatysi, visas tiesą prajausi. Tu niekada nebuvai blogas, tu tiesiog buvai susivienijęs su tuo triukšmu mase, tu su ta sistema. Ir tu netgi tai netriukšmas. Tai va, tai ego, sako, nemiršta kovoje, jis išnyksta, kai pažįsti tikrumą ir tiesą, va tokius dalykus, per nuostabius tą gerumą, nuoširdumą. Štai, mėlėjai, kokie jūs nuostabus, jums pavyks, pasižiūrėkit, net 3 kortas, oho, vizijos. Nu ką čia korta sako, ego tai ne priešas, ane? Pasižiūrėkime, ką pasakytų šamano 60 korta. Sako, vizijos paieška, korta sako, rasi raktą į savo gyvenimo naują skyrių. Štai, mėlyje, tave veda leisti pabūti ramiai gamtoje. Ten atrasi daug aiškumo. Jei gyveni mieste, vaikščiok parke. Jei gyveni nuosavam name, daugiau eik į gamtą, apmąstyk savo gyvenimą. Sako, kai tu padėsi savo, padės ir Dievas tau. Turėk užsibrėžęs tikslą. Prašykite gamtos, vedančios vizijos į jūsų gyvenimą. Kūrėjas angelai, sako, bandė ne kartą su tavim susisiekti, bet tu daug kartų ir ignoravai jų žinutes ir net negavai atsakymų. Jie net negaudavo tavo atsakymo. Su tavim buvo susisiekta per telefoną, skaičiais, 11-11, 12-12, plunksnomis, monetomis. Tu buvai per daug gyvenime užsiėmęs, kad pamatytum tą tikrumą, galvoje per daug buvo triukšmo, vat kaip ir sakau, tugi nebuvai blogas. Susivienijai pats su tuo triukšmu, su per daug buvai užsiėmęs. Šiandien nepraleisk budinančio skambučio dar kartą. Šį vakarą pabūk tyloje su savimi ir tu gausi žinutę iš pačio savęs, aš, mėlėjai, iš to savojo aš. Ir štai vaikas iškrenta netgi. Žiūrėkit, būk kaip vaikas, mėgaukis, atverk vidinį vaiką. Tiesiog, kada tu esi toj tikrumoj, atsiveria viskas. O 7 korta, vaikas, čia irgi labai įdomi šamano kortoje. Vaikas žino kelią į džiaugsmą ir laimę. Vaiko korta siūlo grįžti į antrąjį savo nekaltumą, gyventi iš išminties, o ne iš naivumo. Tai leidžia jums ištaisyti savo kursą, kryptį ir suteikti antras šansas savo. Vaiko korta tai jums suteikiama galimybė būti išpirktam ir patekti į dangų, kol esi žemėje. Vaikas tai korta, kuri išlaisvina jūs iš to, kas pas tave buvo kasdieną, iš to kasdieninio tavęs, iš tos rutinos, paskendusio rutinoje tave išlaisvina. Korta sako, maty gyvenimą, kaip lyg jį matytum pirmą kartą. Būk atviras, mokymasis šviesos, mokinkis tos šviesos mokyklose, sąmoningumo mokyklose, būk atviras atradimams, tobulėjimui, sielos augimui. Vat, mėlėjai, ir tu išeisi iš ego. Kas šiandien yra, sako, tavasis sutuoktinis ar partneris, užduok savo klausimą. Kas šį rytą žiūri į tave veidrodyje, užduok šį klausimą. Ar gali savo partnerį, vyrą pamatyti naujai, visiškai naujomis akimis? Irgi užduok šį klausimą. Tapk savo paslaptimi ir vėl susijungsi su vaikišku nuostabiu jausmu, bet jau ne iš naivumo, o jau iš išminties. Korta sako, jeigu jau iškrito ši korta ir dar šiame klausime ego, tai ne priešas, apie ego. Tai sako, ištaisyk savo gyvenimo kryptį, kurią nebūtinai, tiesiog atėjo, taigi tavęs nenubausti čia, o tiesiog išlaisvinti iš kančių. Tu gimei būti nevaržomas ir laimingas, juk gali vėl toks būti, išėjęs iš kančių. Ir štai, mėlėjai, ego pabaiga ateina, kada tu esi tiesoje, eini į tą tyrumą, tikrumą, ne? Ir ego pastatytas yra iš baimių, skausmų, kančių. Va taip va.
Jūsų dabar yra pasirinkimas arba išeiti iš to ego, iš tų iliuzijų. Korta sako, lipk lauk iš savo duobės, į kurią pats įsikasiai. Niekas kitas, tik tu pats įsikasiai. Ir vat būgnas, mėlėjai, šamano būgnas, ką sako tau? Šamano būgnas, mėlėjai, ką dar jums sako su tuo ego? Būgno ritmas susišaukia su visatos širdimi. Būgnas padeda keliauti į žemesnį pasaulį per medžių šakas, į aukštesnį. Per medžių šaknis, į aukštesnį pasaulį per šakas, per pasąmonę, sąmonę, į tą dieviškumą. Būgnas vienijas su medžiais. Būgnas aptrauktas oda, tai suteikia gyvūnų karalystės galių. Būgno ritmo mušimas sužadina griaustinio ir žemės drebėjimų galią. Būgnas kviečia į transo būseną, kurioje vyksta gydymas ir pranašystės. Būgnas kviečia jūs žengti kitą drąsų žingsnį link savos sielos kelionės. Čia galite nusipirkti ir šamano būgną. Mes kanale turėsime ir šamano būgną, ir aš kažką dar naujo čia sugalvosiu, mėlėjai. Taip kad, mėlėjai, laikas pripažinti, kad santykiai esami netinka. Jūs prie jų formos nepritampa. Štai, mėlėjai, kažkokius turite santykius. Sakau, čia iš signifikacijos pas kažką yra du žmonės. Sako, ir tu turi pripažinti, kad ta forma sena tau netinka, nes pas tavai yra sielos dvynys, čia pas kažką, mėlėjai. Ir tu turi atsisveikinti su tuo, kas tau netinka. Nes tu nepritampi prie tos formos, tų santykių. Arba tiesiog čia žmogus, irgi matėme, kad labai daug infantilumo turi, bijo moterį vesti, prisipažinti, pasipiršti, ne? Jau jam šita forma netinka. Čia ateina, mėlėjai, pas jūs teisingumas ir teisingi santykiai. Ir štai sako, raskite savąjį ritmą, reaguokite į tolimo būgno širdies plakimą. Kaina, kurią mokate už delsimą su kiekviena diena, kyla. Dabar pats laikas judėti toliau. Kol vyrukas dels, kol jūs delsit, kaina kiekvieną dieną kyla ir bus tik sunkiau. Tai vat, mėlėjai, kas čia vyksta jūsų gyvenime ir kaip reikia veikti, nieko netempti, nes kainą didžiulę susimokėsite. Nu kągi, mėlėjai, ego tai ne priešas, tai iliuzija, iš kurios tu jau išeini. Ar taip? O, taip. Pačią mamą krenta, su žemė vienyje žmogus. Oi, koks nuostabus jūs jau vienyje su žeme, su gyvūnais. Inkų mitologijoje gerbiama žemės deivės. Tai vat ir yra derlingumo, gyvybės ir gamtos ta deivė, motina žemė, vadinasi pačią mamą. Tai ryšys tarp gamtos pas jūs atsiranda, tarp žmonių. Žmogus vienyje, žmogus gyvena pagal besąlyginėje meilė pagal šią kortą, myli žmonės, gyvūnus, akmenis, augalus, bent jau jūs esate vedamas per šią situaciją. Sako, žmogus vedamas link besąlyginės meilės, korta sako, atėjo laikas teisingai mylėti, teisingai būti džiaugsme, teisingai valgyti, tiesiog kas be nutiktų. Štai, mėlėjai, kada tu teisingai viską darysi, ego nyksta. Laikas atėjo, sako, va tam mylėti teisingai, būti džiaugsme teisingai, valgyti teisingai, dėkoti motinai žemei už savąjį gyvenimą, kad per skausmą, per džiaugsmą atrandi dar didesnę meilę ir tampi pats meilė. Tu jau esi meilė. Saugo gamtą, vandens neteršk, išsaugok nykstančius augalų, nykstančias rūšis, sodinkit medžius, nustokit kentėti, paleisk seną mąstymą, senus šablonus, eik grožio keliu, gerb visą gyvybę. Ir sako, dėk tašką, čia yra, mėlėjai, ašmenys. Dėk tašką ten, kur tu nematai kelio, dėk tašką ten, kur neveda tavęs niekas į priekį, dėk tašką, nes paskui susimokėsi didelę kainą už tempimą. Ašmenys simbolizuoja proto, kūno, sielos tą aštrumą. Sako, jeigu ašmenys būna nukreipti į viršų, jie sužadina dangaus galią. Ką ir matome, čia žmogus vienyje su aukštesniaisiais. Jei ašmenys nukreipti į žemę, jie įsitvirtina
Įtvirtina tiesiog dangaus galę žemėje. Ašmenys gali būti gydomieji įrankiai arba ginklai. Nenaudok jų kažkokiems blogiems tikslams, naudok juos išmintingai. Nukirpk energetinius ryšius iš praeities arba nutrauk toksiškus santykius. Štai, mielieji, pas kažką yra, kas reikia nutraukti. Tai ir krenta. Jeigu ašmenys bus panaudoti su pykčiu, jie kirs, durs, žudys. Esate kviečiami ištraukti ašmenis ir panaudoti juos. Nedvejokite, negaiškite laiko. Jeigu reikia, nukirskite tuos toksiškus santykius, ką čia žmogus ir darys. Jis eina prie to sprendimo. Praeities energetinius ryšius nukirsk, kurie neleidžia judėti į priekį. Netuščia žodžiaukite. Neslėpkite. Nesislėpkite nuo neišvengiamų veiksmų. Dangus ir žemė yra susivienyje, kad palaikytų jūs siekiant savosios galios. Imkitės ryžtingų veiksmų. Įveik baimę. Tai va, aš ir sakau, ant ko laikosi ego, iš ko pastatytas, iš baimių, skausmų, kančios, sako, aš ne, aš prieš tave, va, aš nesu tavim, priešinimaisi visi mėlėjai. Taip kad sako, įveik baimę, nebijok įskaudinti kitų. Tu turi baimę, kad oi, aš įskaudinsiu kitus, oi, atseit įskaudinsiu tuo savo ryžtu kitus, jeigu išeisiu, nebijok, nes jūs neįskaudinsite, jūs išsigydysite ir save, ir kitą nuo toksiškumo, nuo tamsos vidinės. Korta sako, ašmenis visada naudokite išmintingai, nenaudokite ašmenų toksiškoms emocijoms. Jūsų laukia dar malonesnė ateitis su žmonėmis ir situacijomis. Palaukite, kol vidinė ugnis atvės ir nukirpkite energetinius saitus, kurie jūsų neveda į priekį. Išsilaisvink, štai, mėlėjai, ego. Va tą ir sako. Eik į tiesą, sakyk tiesą, išsilaisvink iš baimių, iš vidinės tamsos, mylėk žemę, būk vienyje, matot, vienyje. Kažkas galit nusipirkti ir šamano būgną, padės visokiausia, eik į tą grinumą, į vaikiškumą, tu jau dovana visatai, mėlėjai, štai, kas čia daras ir protėviai su tavimi, štai kas yra, mėlėjai, ego. Kada tu eini į tą tiesą, į tą tikrumą, tu išeini iš smoky mirror. Ir žiūrėkit, mėlėjai, dar papasakosiu, jeigu galėjau, yra ši korta, kas yra, tu išeini iš to rūko, iš to vidinio tokio rūko. Korta sako, mėlėjai, dūminis veidrodis simbolizuoja nesugebėjimą matyti tiesos ir buvimas ego, tame ego buvime. Žmogus atsisakė kažkada matyti tiesą, šiandien kviečiami jausti savąjį aš, kviečiamas domėtis, kad įveikiai vyksta pagal dievišką tvarką. Korta sako, kviečiamas pažinti, pamatyti save, grožį savyje, tamsą, kančią ir drąsą. Kai kurias paslaptis sužinosi tik per patirtį, sako, pats per savo patirtį. Korta sako, rūkas išsisklaidys. Išsklaidys iškraipimą, netikrumą, kurį matote dabar, baimės ir lūkesčiai dėl nusivylimų ir nuvertinto savęs. Tu buvai labai menkavertiškumo ilgą laiką programoje ir tu galėjai būti temdomas menkavertiškumo programos, pamatyti savo ir kitų potencialą. Taip kad gal net nenorėjai pamatyti tiesos, aiškumo dėl savo ribotumo. Tavo protas buvo ribotas, šiandien keičiasi. Argi visgi galite pamatyti tiesą? Sako, ar visgi gali matyti tiesos ir tikėjimo akimis? Taip, tu gali, mėlėjai. Tu gali išeiti iš to ego, nes ego nemiršta kovoje, jis išnyksta, kai pažįsti tikrumą, tą tiesą savyje, štai kaip paprasta, mėlėjai. Ir stipriausias aktas sielos stebėti ir tiesiog būti. Nes tu esi, kol esi, tu gali viską koreguoti. Va taip, mėlėjai, pasižiūrėkime dar. Ego tai ne priešas. Ego tai iliuzija, iš kurios tu jau išeini ir išeisi. Tai va, tai aš jums ir sakiau, tu dabar esi, tavo kelias dabar, ne praeityje, o dabar tu esi, tu galva juda, rankos kruta, garsas skleidi, mintys teka, kūną jauti ir visa tai vyksta, tai reiškia, būni savimi, vienyje su Dievu. Kaip ir sakau, tau duota
Kaip pajudinti, kaip ką sakyti, kam ką sakyti, su kokia intonacija. Stebėk viską, kaip tai vyksta. Būk vienyje su savimi. Tai reiškia būti savimi, savyje. O ne taip, kad sako šiandien aš sportininkas, sako kas tu, aš sportininkas. O tai palauk, tai tu po 10 metų gali būti menininkas. Tiesiog neužsiciklinkite. Štai, mielieji. Ego tai ne priešas. Taip, eini į pergalę, tu išeisi į saulę, į pergalę. Tu nugalėsi ego. Šaunuolis, tau pavyks. Taip, labai daug buvo menkavertiškumo programų. Jo, nyksta, išsilaisvini. Eini į kitą etapą. Imperatorius, nuostabus vyrukas. Riteris lazdų, karštas vyrukas, šiandien išgyvena transformacijas, paleidžia praeitį. Laukime. Šaltas vyrukas galėtų būti vidumi, tikrai traumą patyręs, gali dirbti su metalu. Šiandien yra teisingame kelyje. Pas tave užsibaigia karma, pats sunkiausias kelias, mielieji. Teisingumas ateina pas taurių karalių. Jisai pradėjo medituoti, jausti save, mielieji. Kas nemedituojate, medituosite. Pajausite save, jūs eisite pasitikti naujosios aušros, išeisite iš ten, kas ne jūsų. Mielieji, čia žmonės išeina iš ego. Įkurti šeimos, eiti į stabilumą, pajausti tą vienį. Taip, mielieji, čia taurių karalius pas moterį yra, kurios netiduos. Mylinti širdis atsiveria dar labiau ir labiau, kada paleidi ego ir eini į tą tikrumą. Nes santykius kažkas tai puoselėjote ilgai, turėjote ilgus santykius per atstumą. Štai, mielieji, jūs einate į vienį su savimi, pajausti. Kažkas atidarys ir kanalus, ir YouTube, ir Instagram, ir Facebook, kažkas eis į ezoteriką, išėjęs iš to ego. Taip. Pas kažką, mielieji, yra vyrukas, kuris prisijims visgi atsakomybę. Dirbs santykiuose su jumis. Dar labiau mylėsite ir jūs, taurių karalienė, dar labiau pajaus savąją tą tikrumą, kad tu esi. Štai, mielieji, išsilaisvinimas nuo žodžio tik tai esu, ramybė. Tai ne tai, ką tu gauni, o tai, kad tu žinai, kad esi. Tu esi ta šviesa, kurios ieškai. Nustok ją savyje gesinti, sako kortos. Taip, eik į laimę. Tu verta laimės, tu jau eini į laimę, į naujus darbus. Taip, mėlyje, čia žmogus tikrai nedirbs netgi darbo nemylimo žemės ženklo moterys. Štai, apie kurią svajoja vyrukas, kur keičiasi vyrukas, kuris nori bėgti į ateitį su jie, pasitikti savoje ateitį, mėlyje. Taip, iš aklavietės išvedat vyruką, jausti visatą su visata vienyje, mėlyje, vyrukas netgi nori atvykti padovanoti rožių, nori atvykti ir daryti tokius dalykus, kurių dar jis niekada nedarė. Štai, mėlyje, galite ir vaikų susilaukti, jeigu esate tame amžiuje. Laimė ateina, išėjus iš ego pas liūto, avino arba šaulio ženklo mergaitės. Taip, kad išeinate iš visų programų. Išeinate, mėlyje, iš visų blokų, iš visų įsitikinimų, nes jūs pamokas didelės gavote. Taip. Ir einate į laimę, į išsilaisvinimą. Štai, kas čia vyksta pas jūs. Pradės finansai judėti, kada išeisite iš visų programų. Iš aukos programų, iš baimių savo, iš skausmų, iš sakymo, oi, čia ne man, oi, aš prieš juos, mėlyje. Ego ir pastatytas štai ant tokių dalykų, iš kurių jūs turite išeiti į tą tiesą, į tą tikrumą. Jūs iš to ir išeinate į laimę. Dar pasižiūrėkime, kodėl čia toks vedimas, kodėl čia žmogų taip veda įdomiai, mėlyje. Pasižiūrėkime su runomis. Kodėl čia taip reikia žiūrėti šito kortų skaitimo, ego. Ego tai ne priešas, pažiūrėkim, ką pasakys runos. Ego tai ne priešas. Iliuzija, iš kurios tu turi išeiti. Ego tai iliuzija, iš kurios tu turi tiesiog išeiti. Nu taip, čia žmogus sako, kai pradirbs tą visą ego, jisai įkurs įstaigą, sėkmė ateina turte, ateina sėkmė visur. Taip, kad, mėlyjeji, sėkmė tada ateina, sako, absoliučiai visur pa žmogų. Sėkmė
Čia vedamas žmogus, kad atidaryti kažkokią ar įstaigą, ar savo svajonės įgyvendinti. Taip, čia jis eina dvasinės kelionės ir sako, jisai mato, kad ego ne priešas, kad tik iliuzija. Ir jisai žino, kad daug pas jį buvo baimių, daug skausmų, bet jis dabar atpažįsta tiesiog savyje. Jisai eina tas dvasinės kelionės, jisai eis į priekį šitas žmogus. Jo, jisai eina į pergalę. Vedamas į pergalę visur. Jis labai žmogiškas žmogus. Šitas žmogus, kas mane žiūrėjote, jūs susišauksite su aukštesniaisiais, čia gaunat jau informaciją iš aukštesniųjų ir sako, vienas ciklas užsibaigia. Augimas dvasinis. Sako žmogus, ką pasėjo tarp jauna. Jisai užsiprašė gero vyro, gamina gerą vyrą visata. Jeigu moterį žiūrėjote. Norėjo, susigalvojo. Daug atliko manifestacijų, paleido į orą ir aukštesnėji sako, kur ėjo tą ir turi, ką pasėjo tą ir pjauna šiandien, kur ėjo tą ir gauna. Ar taip? Taip, sako, dėl to čia viskas griūva. Dėl to griūva ego, dėl to griūva visos iliuzijos, dėl to griūva visos kančios, nes ego maitinosi kančiomis šito žmogaus ir iliuzijomis ir šiandien sako, viskas aš, sako, visą tą kūrėjas griaunu šitą. Nes jisai, ką pasėjo tarp jauna. Jis nusiims savo įderlių. Ateina derliaus nuėmimo metas, mėlyjei. Va čia kažkas įstaigą dar atidarys, čia kažkas kažką gražaus kurs. Nebijos visiškai. Tai va, nes pas jūs hagalas griauna viską, kas ne jūsų. Tai va, mėlyjei, su jumis buvo Sandra. Kas norite asmeninio kortų skaitimo, su jumis visą laiką esu. Parašykite man, visų lauksiu, kas turite kažkokių tai klaustukų savo gyvenime, sudėkite taškus, gyvenkite laimingai, be ego, nemaitinkite kančiomis ego, nemaitinkite kančiomis iliuzijomis ir nutolimu nuo savęs, mėlyjei. Nes mintys tau nepriklauso, tu neveiksmas ir tu netriukšmas, tu tiesiog esi, tu turi pajausti, kad tu esi čia ir dabar. Sudie, mėlyjei, gražios joninių šventės.